Sveiki, gyvi, kas geresnė? Labas rytas. Pabudome ir kėlėmės, atsibodai. Jau valandą laiką bandau jį ištempti iš lovos, nieks neišein. Kelkis, o kitaip niekur nevažiuosi. Aišku tau. Labai daug komplimentų gavau, kad kai aš susigarbanuoju su šito daiktu, ar aplamai tiesiog garbanas pasidarau, tai man tas labai tink. Tai dabar labai noriu dažnai taip daryti ir tai aišku labai užimtas daug laiką ir sunku. Bet ką darysi, man irgi patinka, kaip aš esu garbanuota, bet kadangi natūraliai nesu garbanuota, tai reiškia taip turbūt. Oi, kaip smirdi. Nevalgykit į jas semkų su prieskoniais. Pažiūrėkite pirštus. Geltoni. Nuo semkų. Kodėl pranešiu tikoju? Kažkur pamečiau savo antrą mikrofoną. Tai dabar duok Dieve, kai jis būtų golfe. Nes jeigu ne, tai gerai, kad turim atsarginį vieną, bet vis tiek viens mikrofons jau įsubinė. Suprantat? Negerai yra. Einu žiūrėti į golfą. Da, tu nebaigiai. Tu neknisk protą. Aš noriu įsivalyti savo smirdantį šiukšlyną burnai. Nu taip, įsivalysi, reikia anksčiau atsikelti. Tai kad ir anksčiau atsikėlsi, nueisi valytis, ateisi ant viršus garbanuotis plaukus. Nu tikrai, galva. Žinot, ką aš valgau pusryčiam? Dubajaus šokoladą. Kas mane leidžia? Nieks. Valgau, jeigu noriu. Kur tas mikrafs? Man žiauriai patinka, kaip aš tokį norėčiau. Atsarginis mikrafs. Per visą mūsų Aš istoriją. sakė, ką radai. Čia atsarginis. Eik. Skaityk, jau tada pametėm, jau du mikrafai yra pamesti. Nu, da turim tokį vieną milžiną, bet tokį nenorim nešiuoti, tada, kad per didelis. Nu, tai jeigu žioplis esi, pats kaltas. Tai čia dar neaišku, čia ne tu nukišai, buvo ant stalo kolidorius. Aš net neatsidėjau jo niekur ir kai kur aš galėjau jį nukišti. Kažkur čia tvarką darė įdėjus. Nieką aš tvarką nedariau, aš tvarką prieš tai dariau, ne po to. Įsiskalbės kalbenkė. Šiandien dar plans yra va šitą visą bardaką padaryti vėl kambario. Šitą stalą visą surinkti. Pasižiūrėsi dabar, kaip nuoju spausdins etiketės, o aš einu apsirengti. Sako, pažiūrėsit, kaip nuoju spausdins etiketės. Viskas spausdinta. Reikia tik dirbti. Va, drelė. Išgrėžiuot skylės kvapukam. Mes grėžiuojam. Juokauju. Negrėžiuojam. Čia bairis va. Pažiūrėkit, kai įsipušė. Tai mes, nežinau, nesakėme, mes varom į Jūrmalą prie jūros, pažiūrėti, kaip ta jūra yra užšalus. Šiaip dėl įdomumo dėlės. Tai galvom, jums irgi kartu pasimsim. Nes jau pradeda atšilti orai, tai galim nespėti net pamatyti. O tokį vaizdą pamatyti, nu ne kiekvieną žiemą matai. Tai lėkiam pažiūrėti, tas bangas užšaldytas. Lūpom susivėlė, taip įtantėlė. Šitai parasai. O Jėzau, girdisi čia. O Jėzau. Sutvarkiau, kolegos. Oi, kaip kleb baisiai ta duslė. Mes kažinės nepamesim. Sakai? Čia skarda. Nežinau, kas čia yra. Šalta lauke? Ką žinau, nėra labai šalta, -2. Varam kavos į Turgaus degalinę. Nevadinsiu kapų degalinę, nes kažkaip neestetiškai skamba. Nes Turgaus degalinę valda, tai varam kapučinų iššauti.
nesuprantu. Čia šiaip palei viską žiemos sezonų nereik mokėti, bet tai kodėl čia žmonės moka? Kažkaip mes, man atrodo, mes... Tas duslintuvs tik gėda net sustot, kai su senu trantalu. Tai čia dabar mokėti, nemokėti, tai gal nuo vasarė, bet tik nereikia. Nu, privažiuok prie to, pamatysi. Paklaus čia GPT. Kas gal žino? 5 eurai. Jau 5? Būdo 3 eurai. Nuo sausio 1 dienos įvažiavimo bilietas į Jūrmalą specialių zonos. Jau padarė, ką reikia. A vasara, ne vasara, reikia. Kaip žiauriai, 5 eurai. O jes. Pitaks. Ne, būtinai grįžęs važiuosiu į garažą, čia jau nesąmonė. Kai su senu trantalu. Čia tik nesens. Čia visiškai sens trantalas. Bet geras. Kaip sakoma, golfs ir... Bet čia dabar vėl nustoja. Atiduodi gazą į dusliarką, nebe... Karači. Welcome to Jūrmalą. Jau net nebegalim susišnekėti ant tiek garsiai čia už. Čia pasistatyk netoli. Čia. Čia įstatysiu. Tai va jau galėjai 5 metrus atgal. Dabar reikia aparatūrą susidėti ant sprandą. Ko mes čia turim? Bitte schön, kolega. Danke schön, kolega. Mane jau girdite, ne? Aš negirdžiu. Mane? Čia tavo mikrofonas dabar pajungs. Mane pajungs. Visai nešalta, ne? Nu, ja, nėra šalta. Nėra ir karšta, kaip sakoma. Bet su maišiuku kažkokią reklamą filmuos. Kokia? Stiliaus kodo. Eis sveikata. Dėkui. Dubno apsaugą matau iš tolo va nuplyšus mašinai. Ar rimtai? Jo. O tu galėsi dar prisukti? Na. Jau biški jaučiasi. Nu, jau jaučia šaltis toks minimalus, toks simboliškas. Su kuprinė jaučiuos kaip senais gerais laikais į mokyklą eičiau. Bet dabar kuprinė nešiojas, nes YouTube'inu. Sveiki. Kiepką šaunam. Jeigu nebus užledėjus. Bus, pasižiūrėk. O ja, matos. Vau, kaip gražu. Geras. Kai toli, tai ten realiai gali eiti toliausiai. Ja, Tai reisim. aš bijau. Ko? Jeigu įlūšim, Tai būsim įlūžę. nu tikrai. O įktų šikt. Bet tik kai toli. Vau. Kažkas besmegenį statė ten. Bet taip ir nepastatė, nes smegenų neturėjo pastatyti. Šį kartą su žieminiais batais. Nes jau reikia su žieminiais atveikti. Ką jūs gera? Neturiu įsti, neturiu. Jūros. Šiek netgi slystų tie paukščiai. Paukščiai net nepainčia. Aš galiu jam padėti, aišku. Eik čia. Kur eini? Oh my god. Nu ja, čia dobrai, bet aš galvoju, kad bus tokios bangos sušalusios. Tai reikia, matai, kad sušalę, pasižiūrėk ten. Bet neįlūšim. Oho. Ką? Atsargiai. Lūšt. Atsargiai. Lūšt. A gal ir ne? Eik tu, kur lūšt. Pažiūrim. Eik tu. Gerai. Atsargiai neįslysk. Ten metam pastikrisim, ar galim eiti tiek toli. Iš kur dabar žinoti? Va čia va žiūrėk, eik va čia va, užšalę. Nu ja. Tikrai koks kilometras.
Bet aš kaip galvoju, bus gražu. tokios bangos, žinai, tokie, kai banga ein, ir taip užšal, jau taip. Bet dėja, ne. Kaip gražu. Einam dabar filmuoti reklamą, o daug galėsim plavinėti. Kai toks garsas, jis sulūžęs, jam irgi dūslė nulinka. Čia jaučiu chemtrail dar. Puč debesis mums virš galvo. Na. Eitum. Gerai. O ne? Bus gerai. Jau. Imk. Palauk, nebegaliu. Dabar dabybį pafotkinsi mane. Ką jūs brigadioriai? Myšti, nebegali apsimyšti. Kur tu myšė? Didelė. Sakau, čia kažkas statė besmėgėnį, bet pritrūko smegenų. Dabaigti. Bet Palangoje gražiau buvo jūra. Na ja. Tikrai gražiau. Wow. Toksai čia ambals. Nepajudini, ką čia nepajudėsi. Sakė, Joniški vėl žemė su dangu maišos. Sning, prisniga. Ne, nu viršūnė čia yra. Va, žiūrėkit. Dugno apsauga. Kur yra, nematau. Matas, va. Plyšus prieki. Atrakinsi? Tai atrakinta. Ai, o kodėl neatrakinta? Kam jį rakinti? Eisime mūsų mėgstamiausia užkandinė. Ir jaučiu harčios sriubos pavalgysiu. Iškart skrandis sušils. Akmenais nebevarysiu tualete. O tu ką imsi? Sušius. 100%. Na, arba irgi sriuba. Sušius. Prie tą pačią ten padarysiu šlapimo reikalus. Čia kai atvažiuoji vasarį, kai dabar čia esi, tai tokia depresija. Lengva. Niekas nedirba. Ramu. Bet ir taip čia biški ramiau negu kad Ne, čia su Šventąją Palangą nepalygysi, čia toks pensionierių kraštas, ramiai pasivaikščioti. Čia klubų nėra iš vis. Nei klubų, nei barų čia nėra. Nu, barų yra keli. Na. Ai čia va, žadam. Pasižiūrim. Mes jums atskleisim teisybę, kodėl mes atvažiavam čia į Jūrmalą. Žadam pirkti šitą namą, va, už tokią kainą. Šitą, va. Bet neapsisprendžiam šitą ar šitą. Šits neblogs. Nu. Neapsisprendžiam, kurį. Rankpinigus padavėm jau, 1 milijoną. Bet manau, kad šits. Ja, šits, va. Šits geriausias. Čia skaityk šašlą pasikėpti, aliuką pagerti. Viskas čia čiki būtų. Nu, Bet arba, reikia žinot, butuką. išsinamuo tokį, va. Į mėnesį. Na, čia, va, kiaušinį įsikėpi. Pasaka. Arba iš vis likt čia. Dubajecki. O tai čia gal viskas Dubajui? Tai čia Dubajui. Čia Rygoje. Čia Jūrmala, čia Dubajui. Tai štai tokios jų kainos, 1 milijonas, 2 milijonai. Nu jie, bet čia žiūrėk, Rygoje 2800 mėnesį, o čia Jūrmalai 10 500 į mėnesį nuoma. Eik, tu šik. Mes čia verkiam, kad tiek mokam. Manau, kažkas yra, kas ir tiek moka už nuomą. Ne, nu tai yra, kas verkia iš vis moka, gal 500 000 mėnesį. Su ta kuprinė jaučias kaip mekės. Kodėl? Tu gal gali panešti. Kodėl? Ką, žinau, kaip makentošas. Gražiai, kodėl tu taip eini greit, aš negaliu. Aš arsysiu noriu. Va, mūsų kavinukė. Va, ja, čia mūsų kavinukė. Iš vis dirb, tam su kažkodėl. Nedirb. Nedirb. Kodėl? Nežinau. Kodėl nedirb? Nežinau. Pirmdiena, otrdiena, trečdiena, ceturdiena, Nedirb. piektdiena, sesdiena, svetdiena. Nedirb. Kur dabar ėsti? Tik nesakyk, kad vėl McDonald's. Ne. Namie, kotletų. Čia gal gausi. Eina pasižiūrėsim meniu. Čia Amazons groji, čia jau labai gerai bus reiškės. O, dien dobri. Nu, sakėm picikė. Eik, tu gero tešla, čia vien skanimą kokį. Tai sakau, Eik, tu čia. ragausim. Čia budzicko. Tu paragauk ir pasakysi gerai. Įsidėsi aliejaus.
Mes pavalgyti užtrukom gal 10 minučių, pica atnešė per gal 5 minutės daugiausiai, ne? Ja. Bet žiauriai labai skani buvo. Jo, buvo tikrai skani paprasta pica. Ir Jo. skani, aš tų picų nemėgėjęs restoranėse valgyti, bet... Bet aš mėgėję. Ir galiu pasakyti, kad esu labai daug kur išragaus ir tikrai viena iš skanesnių. Ja, tokį biškį panašesnė į gryną itališką. Ja. Tiesiog O kiek kainavo? 14,5. Tai va. Tu nenorėtų 6 eurus. Nu tai faktas. O kiek jūs arbatpinigių paliekat, vat, pavyzdžiui? Mes dabar su Beta dviese pavalgėm, tą pizzą suvalgėm per pusę, nes nebuvo taip, kad labai norim valgyti. Tai palikom 2 eurus. Bet dažniausiai, jeigu einam jau normaliai į restoraną pavalgyti, tai pitaks. O jeigu žiauriai gerą nuotaiką būn, tai 10 net paliekam. Tikrai labai skaniai buvo. Ir ne per daug, ir ne per mažai. Pats tas. Parduod Jūrmalai chatą. Nu, limoną tai 100%, ką nori. Bet man atrodo, jau negali pristatyti, nes yra Pavelas. Ja, da, esmė tame, ką Pavelas, nu, tai iš išorės turi palikti kaip yra jis. Ką manai? Aš tai mąsčiau, ai ne, Ananą mąsčiau pasimti. Bet palauk, mes parodysim, kokią mes pasimsim. Ja, palaukim. Tuoj nueisim, rankpinigų paduosim 3 eurus, nes tiek neturiu piniginiai. Įvažiuosim namą apsisnarglėvę su saliarka, pustuštė baku. Būslė krentančia žemėm. Palaukit. Bet jūs palaukit. Esat ragavę šitų. Čia bomba, gomurė griaužims. Tokia rūgštumą, rūgštesnių zalainį jaučiu nesuvalgęs, net seilę matys dabar. Sau taip sning. Sning tai baisi, čia prasided vėl tas pats, kas buvo prieš savaitę. Va, nieka, pūga. Bet ragaujam. Eiduna. Pradžioj užgniauž plaučių. Ašaras beveik net. Verkių gatvė vienas. Ką jau esam Joniški putrynę sniegą, vėl putros visur. Dabar bet reikia paleisti posėdį verslą, kažkokį ten susitiks su moterim, ten apšnekės verslą, merikiai. O aš bambuks lauksiu mašiną atsisėdęs, kai visada. Gerai, pabūk aš tuoj. Nu, eik, kolega. Jau čia reikia užgesinti mašiną. Aš prikelsiu visus, jeigu dar mieg pietų kažkas. Tylu ramu. Tai va, daugiau paleisiu Betą pas draugę, aš šutinsiu į garažą pasikelti dusliarką su suknas. Čia yra nebe normalu yra. Čia yra not normal, nicht normales. Guten Tag. Keturratis, da. Al jis susikūrė? Jaučiu susikūrė. Dabar lengviau. Bet aš dabar kaip įsipurvinsiu. Na, čia viskas drips, nuo dugno visas sniegs. Einu, jaučiausi mat kažkokią striukę darbinę. Na, čia nejuokai. Aš visas paliksiu žliugins. Va, su šitą galim drenkti. Nu ką, kelia mašiną į viršų, žiūrim, kas čia tai duslintuvui.
Kas jam yra? Kas tam duslintuvai negerai, ne? Nu į ko? Keliam į viršų. Kažkur neveikia. Ahai. Žiūriu, tokie amortizatoriai paraudyja ten viršai. Čia normalu, ką žin. Aš su tais koilais čia pirmą kartą žaidžiu. Čia, ką žin, normalu. Žinot, kas nors turi rūdyti pats štoks. Nežinau. Karočią, aš su tuo duslintuvu čia ne 5 minučių darbas. Jūs pažiūrėkit, kas per defekts. Pasiruošę? Čia jau reiks mano bratkė, ką virintų. Pažiūrėkit. Išlūžus. Va. Čia buvo virintas su kažkokiais snargliais. Išlūža tas bačioks nuo duslintuvo. Užtat čia kriaukis. Aš išlūžęs. Primetat. Tai čia nieko nebus, čia reiks brolę samdyti. Aš virint nelabai moku. Nu, ta prasme moku, bet kiek davė bratkis pabandyti, tiek į tą moku. Be šiaip virinimų, ne man. Man ne virinims. Bratkis moku. Ne, noriu čia labai lys, drim visur ant galvos. Va ką dara pūgos. Čia kai buvau užklimpęs, kai mane tempė lauk iš sniega pusnė. Tai va kas atsitiko. Šioks toks bairis. Į čia da pažiūrėkit. Nukritus apsauga. Man įdomu, kaip čia priekinė važiuoklė, nes kažkas labai baršk. Aš labai nenoriu čia purvintis. Čia reikia. Nu ja, čia visur išdribė. Jaučiu šiandienai tiesiog tą prisibubinu tą apatinę apsaugą. Nes dabar su džinsai šeterlėtis, čia turiu jau darbiniškai konkrečiai apsirengti. Į nutirdyt visą tą mašiną, aš čia paskestų į garažą, čia turim sniegs. Pats baisiausias dalyks, garažį yra dirbti, kai va sniegs laukia ir įvarai, pradė dirbti, čia viskas ant galvos realiai. Po mašiną neįmanoma dirbti. Eik tu šį. Nu juokais net versi. Pats geriausias laikins dalyks yra zateškės. Zateškės. Nu, aš nenoriu galvo čia plauti, suprantat, sniegė. Ką tik iš pajurmalos, da su jurmaliniu sniegu, žinot, kaip bus, išpus visą galvą visiškai. Kaklą jau man vara, katins atėjo. Ką tu? Kas gera? Škyčiai. Viskas, šiandienos tokie darbai. Jaučiu rytoj arba poryt būtinai reiks važiuoti užsiimti, nes neįmanoma važinėti tą kiaurą duslę. Dabar pastatysiu šiandien pas save garažę nudžius, kiek galės. Ir po to rytoj gal nebus tokie snieguoti keliai. Kas yra? Kas? Škyč! 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 Bet tik aš čia per auksarankis turėjo virint, kad tai paėmiai nulūžė. Mes jau prieš tai prisimenam, mes virinom ten per vidurį kofrą. Tai matėm tas snarglius ant to galinę bakėlę, bet negavau, kad ten tokia snarglį, kad tiesiog užstringi sniegiai nulūžti duslintus. Ne, nu auksarankį kažkokį. Ką, reik biškį nusikas sniegą, nes vėl čia prisniga. Ir aš sklimstu savo kiemę, man reikia kažkur skubiai išlėkti, aš užklimstu. Ir po 3 minučių tik išvažiuoju, todėl, kol išgriovė išvažiuoju, jūs suprantat. Baisis, ta žiema. Į dabar sunku sniegs, nes jau šlaps. Nu kon, grįžom namą. Beta visiką išgyrė šiandien dėl jūs plaukų. Jėzau, atsiprašau. Tiesiai pirštą. Jėzau. Į ausiniai pirštą. Nu, tu man ausiai pirštą. Bet visi išgyrė. Storius ten kiek rašė, į message Instagrame. Jėzau, kaip daryti. Dabar sakė, jis daryti story, parodyti žmonėm, kaip pasidarė tokias garbanikės. Paprastai. Tik parodysiu, su kuo pasidariau. Parodysiu, kuo pasidarė. Susisukai. Kaip sakot, man šaut kokį cheminį garbanių. Šaut kokį chemininį.
Ne? Nejausi. Okei, einu prie kompo, sustiksim dar prie kompo. Nu ką, aš ir vėl savo sostę hemorojų varytis. Dieną prabėga mygam. Bent jūrą pamatėm užšalusią. Užsakėm ką tik įkritava. Nepamirškite jūs, frešis tą šaltai užsisakyti. Turim namo kvapų, turim purškiamų kvapų, turim kvapukų į mašiną. Žodžiu, visko turim, ko reikia žmogui, kad jam į nosį ten va eitų labai skanus kvaps. Ne? Tai vat, dubajėti šokoladas, pakirsti. Na, šokoladas padeda smegenim, ypač su pistacijom. Ir dabar turim 9858 subscribers. Ar su šito videosu pasieksim 10 000? Jeigu pasieksim, tai šiandien naktį iššausiu šampės butelį į lubas. Gerai, ačiū labai, kad žiūrėjot. Einu aš dirbti savo darbus, tą, ką jūs mato dabar. Ir sutiksim kitą videose. Ir dar nepamirškite komentarus parašyti. Pas mane šiaip mintys yra čia toks žinai, svajonė. Nusipirk kažkokį autobusiuką, kaip karavelę, transporterį. Nesvarbu, kokias ten būklės, svarbu nesupuvęs. Ir grinai padaryti tokį projektinį serialą, kaip mes jį visą įsirengiam ir išvažiuojam kažkur. Aišku, nelabai ten egzotiškai, ne į Afriką, aš nenoriu į Afriką, tikrai ne. Bet kažkokia tokia vat kelionė, nu kažką tokia, nes mes jau šiaip senai svajojam, čia net nesusijęs su YouTube, mes visą laiką norėjom kažką su kemperiu važiuoti, nuomot kemperį. Nu kažkas tokia, bet čia būtų įdomus serialas pamatyti, kaip vat įsirenginėjom visą tą mikriukai kažkur išlėkiam. Ir jeigu norit prisidėti prie mūsų kūrybos, yra aprašyme palikti Contribui, sąskaitą, PayPal, taip toliau, bet čia kas nori, tas prisideda prie kūrybos, nes mes nusprendėm viską, ką uždirbsim iš YouTube, ką YouTube mum mok, tai investuosim toliau į turinį. Tai vat dabar ką gausim, gal ir investuosim į tą naują mikriuką. Bet jeigu norit prisidėti, maloniai kviečiam prisidėti. Taip kad gerai, hebrytė, sutiksim kitą videose, bet apačiai ten savo garbanom, ten bendrauji su visom žmonėm. Žodžiu, iki kitą kartą, hebra.